aš esu pirmą, irgi prausis. Vos 6 ryto, pirmą keliom sekundžių. Rafaeli, klausiu nuoširdžiai, kokia buvo iki šiolei tavo rutina veido odos priežiūrai? Rutina mano, pirmą klausau žadintuvas 6 ryto. Paskui galvoju, kur aš esu pirmą keliom sekundžių. Susiorientuoji? Ja. Ir tada bandžiau daryti tą minimaliai, kurią aš visą laiką darydavau. Praustus, paskui kremoj, kartais būdavo ne visą laiką. Ne visą laiką. Bet jo, prižiūrėjau labai minimaliai. Rafaeliui pradėsim Secret RF procedūrą, mes ją kombinuosim su trombocitais praturtinta plazmos terapija, siekiant maksimalaus rezultato. Vienu metu susminga 25 paauksuotos adatėlės ir paleidžia radiodažnį, kad stimuliuoti fibroblastus, ląsteles, kurios gamina kolageną ir elastiną, skaidulas, kurios yra labai svarbios amžėjimo procese ir jų, kaip bebūtų gaila, mažėja gana anksti, nuo 25 metų amžiaus. Kaip jūs jaučiatės? Jaučiu gerai, labai gerai. Viskas gerai, ar ne? Secret RF procedūra atlikta, užtrukom apie 10-15 minučių. Matot, po procedūros oda šiek tiek paraudusi, minimaliai patinusi ir tam, kad sustiprinti efektą, mes dabar užliesim kraujo plazmą. Tai reiškia, buvo paimtas veninis kraujas, išsicentrifugavusi kraujo plazma, kuri yra praturtinta trombocitais ir kaip eliksyrą mes užliesime jau ant odos. Čia jau nebereikalinga jokia intervencija, nes mes lazerio pagalba padarėm apie 30 000 odos subadymų ir dabar yra labai gera rezorpcija bet kokio produkto. Kraujo plazma apskritai naudojama po daugelio lazerinių procedūrų, nes jinai visų pirma padeda odą nuraminti, grąžinti į pradinę padėtį po lazerio. Negana to, tai yra pasižymi stipria regeneracinė funkcija, atsinaujina odos ląstelės, jos pašviesėja, išsiskaldo pigmentas ir mes turime ženkliai elastingesnę švytinčią odą. Dabar pasimatysime po mėnesio laiko, yra reikalingas 3 procedūrų kursas kas mėnesis laiko ir tada apsitarsime, kaip sekasi, kokie pojūčiai po pirmosios procedūros. Sakyk, gal ką jau pajutai, atlikom vieną iš 3 procedūrų Secret RF su PRP, kokia savijauta pačios odos? Iš tikrųjų labai nustebau, nes po keliom dienom jau matosi skirtumas, labai gyvesnė oda, švelnesnė, tai kartais pats lėčiau savęs ir jaučiu kažką kito, į gerą pusę. Tekstūra tokia. Tekstūra kitokia, jo. Tai labai džiugiu ir labai patenkintas esu. Gerai, džiugiuosi. Toks mūsų ir yra tikslas. Mes stimuliuojam kolageną, kad jis stangresnė būtų ir drėkinam tam, kad jaustųsi tas tokia maloni tekstūra, drėgmės pojūtis, tada vizualiai visai kitas ir estetinis pasitenkinimas ir pats malonumas atsiranda tos odos pojūčio. Tai va, džiaugiuosi.